Žiedas, ačiū, gero vakaro visiems. Kitą savaitę Vilniuje prasidės naujosios dramos akcija. Šiemet jos rengėjai draugė su Gėtės institutu Vilniuje pirmą kartą lietuvių publiką supažindins su vieno garsiausių vokiečių teatro mąstytojo, dramaturgo, paveikusio modernaus teatro raidą Heinerio Müllerio kūrybą. Pernai buvo minimos 80-osios vokiečių rašytojo teatro modernisto Heinerio Müllerio gimimo metinės. Pasaulyje garsus dramaturgas Lietuvoje beveik nežinomas. Jo veikalai niekada nestatyti Lietuvos teatro scenoje. Pirmą kartą surengti Müllerio pjesės skaitymą Lietuvoje ėmėsi naujosios dramos akcija ir Gėtės institutas Vilniuje. Pirmąjį skaitimą surengs režisierius Jonas Jurašas. Draugė su aktoriais Sauliumi Bareikiu, Egle Mikulionyte ir Dainiumi Gavenoniu jie skaitys Müllerio pjesę Filoktetas, parašytą 1968-aisiais. Mülleris yra vienas svarbiausių, jei ne pats svarbiausias 20-ojo amžiaus antrosios pusės dramaturgas, kuris ne tik rašė pjeses, bet ir kūrė poeziją, prozą ir nepaprastai paveikė modernaus teatro gimimą. Deja, Lietuvoje Mülleris nežinomas, dėl to džiaugiamės šiuo jo kūrybos pristatymu. Man teko garbė, malonumas susitikti su autorium Niujorke pirmaisiais metais, mano emigracijos metais. Tremties metais iš Lemamo stačiau Makbetą, o jis buvo atvežęs tuo metu į Ameriką pirmą kartą savo Hamlet mašiną. Hamleto mašina tik 8 puslapių pjesė išgarsino Müllerį visame pasaulyje ir laikoma vienu didžiausių 20-ojo amžiaus pabaigos dramaturgijos iššūkių. Per naujosios dramos akciją bus surengta spektaklio pagal šią Müllerio pjesę vaizdo peržiūra. Pažintį su Müllerio asmenybę papildys 2 dokumentiniai filmai. Nenoriu žinoti, kas aš esu ir Išniro laikas, kurių pristatyti atvyks jų režisierius Kristofas Riuteris. Pernai sukurtame filme Nenoriu žinoti, kas aš esu, režisierius seka Müllerio pėdomis į Bulgariją, Berlyną, Paryžių ir Ameriką, kalbina garsius šiuolaikinio teatro kūrėjus. Naujosios dramos akcija prasidės gegužės 27-ąją, baigiamasis jos akcentas Liepos 5-ąją. Sename sode Vilniaus priemiestyje bus vaidinamas Kristijano Smetso spektaklis Vyšnių sodas. Jis tiesiogiai bus transliuojamas į Vokietijoje vyksiančią bienalę Pasaulio teatras ir per Lietuvos televiziją.